Sveiki! Noriu pristatyti knygą Silva Rerum Kristinos Sabaliauskaitės. Kodėl pasirinkau šitą knygą? Krito man į akis pavadinimas, labai paslaptingas, Silva Rerum. Pagalvojau, kągi gali reikšti. Iš pradžių autorė neatskleidžia šitų žodžių ir visai nevartoja. Bet po to, kai pradedi skaityti knygą, tai iš karto sužinai reikšmę. Bet aš jas neatskleisiu, tegul tai būna paslaptis ir kiekvienas, kas skaitys, tai galės pats perskaityti ir sužinoti šių žodžių reikšmę. Knyga yra labai įdomi, kadangi čia yra istorinė knyga, labai daug yra aprašyta apie istorinį Vilnių, apie jo vietas. Kai skaitai knygą, gali savo įsivaizduoti kiekvieną vietą Vilniuje, kur buvo medinis tiltas, kur koks pastatas stovėjo. Ir dabar, kai aš einu gatvelėmis, tai aš labai dažnai prisimenu knygą ir prisimenu, kaip buvo aprašyta. Irgi knyga atskleidžia kitą pusę Vilniaus. Tai yra nelabai gražius vaizdus. Kiekvienas turbūt skaitęs istorijos vadovėlius žino, kad buvo sunkių laikų, bet tas įsivaizdavimas, tą įsivaizdavimą labai pagilina knygą, nes kartais, kai skaitai, tai tiesiog tave papurto nuo perskaitytų vaizdų, kaip iš tikrųjų viskas atrodė, o kartais net pagalvoji, ar tikrai taip galėjo būti. Ir pamatai, kokie buvo žmonės, kokia buvo jų siela, kaip jie galvojo, kaip jie svarstė, kaip jie tikėjo Dievu, kokį gyvenimą jie gyveno, kaip atrodė pokyliai, kaip didieji kunigaikščiai gyveno, kokias svajonės turėjo, apie ką galvojo. Labai siūlau perskaityti šitą knygą. Ir kaip parašyta knygoje, tai pabaigsiu žodžiais, o ką tu įrašytum į savo Silvą. Ačiū.